Va mano draugė Svieta klausia, kodėl jinai negali susirasti vyro. Galvoju, kodėl, pažiūrėk tu į save, ką jinai valgo, jinai naktim šonkaulių su bulvių koše valgo, užtat ir stora, užtat ir vyro neranda. O pavyzdžiui, ką valgau aš? Pusryčiams valgau arba apelsiną, arba jogurtą. Pietums valgau vynuogių dažniausiai, kavos valgau, vandens. Jeigu labai noriu, tai kokį ryžių šaukštą, bet nedaugiau. O ką daryti? Kaip kitaip? Nedaug dieve priaugsiu kokius 300 gramų, vyras iškart paliks. Iš karto, net negalvojęs, iš karto. Mano vienai draugai taip ir buvo. Valgydavo po 6, vyras vis prašydavo nevalgyk, stora būsi. Atsikelia vieną rytą, vyro nėra. Prisivalgė. Tai va, pavyzdžiui, mergos, žinokit, iš Kauno arba iš Panevėžio. Kaip gervės, kūdos, kojos tokios ilgos, tokios kūdos. O kodėl? Nes nieko neėda. Vandenį jos tik ėda. Tik vandenį. O ką daryti? Taip ir yra. Anksčiau aš laikydavausi visokių dietų, bet dabar tai pradėjau tik tai maistą derinti. Ir tokia lengva kaip pukelis jaučiuosi. Taip gera, nesunku. Taip gerai.